Šalom ir sveiki sugrįžę į Izrael.com alinę. Šiandien atvykome į Berševą, patriarchų miestą, kad pamatytume biblinę archeologiją. Pamatysime Abraomo šulinį, karalių vartus ir taip pat pamatysime kažką baisaus ir mažai žinomo – stabmeldišką aukurą, kuris tiesiogiai susijęs su viena biblinė ištrauka. Pamatysime kažką, kas sukrėtė net pačius skeptiškiausius archeologus. Taigi, likite su mumis iki pabaigos, nes ši diena tikrai nustebins. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Mes esame Beršeboje, patriarchų mieste. Ši vieta turi beveik 4000 metų istoriją ir saugo daugybę biblinių pasakojimų. Šioje vietovėje taip pat gyveno mūsų patriarchas Abraomas. O čia prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, kurie prasidėjo 1969 metais, atskleidė milžinišką vietą su daugybė radinių. Ir aš noriu pradėti nuo vieno iš ypatingiausių, kuris yra čia pat. Iš pirmo žvilgsnio ši vieta neatrodo labai išskirtinė. Bet jei prieisite čia arčiau kartu su manimi, galime pamatyti milžinišką 70 metrų gylio šulinį. Ir archeologai mano, kad tai gali būti vienas iš šulinių, kuriuos čia iškasė Abraomas. Ir ši istorija yra pilnai aprašyta pradžios knygoje, 21 skyriuje, kai Abraomas kasa vandens šulinį. Tačiau Abimelecho tarnai jį užgrobė jėga ir Abraomas eina pas Abimelechą jo atsiimti. Ir jie pasiekia susitarimą bei sudaro sandorą. Tada Abraomas atskiria 7 ėriukus iš savo bandos kaip liudijimą, kad jis iškasė tą šulinį. Ir jis perduoda jas Abimelechui. Ir ši priesaika visų akivaizdoje davė vietai vardą Berševa, kuri reiškia priesaikos šulinys, bet taip pat gali reikšti 7 šulinys. Ir taip miestas vadinamas iki šių dienų. Galite ieškoti šiuolaikiniuose žemėlapiuose. Net praėjus 3800 metų, tai vis dar yra priesaikos šulinio vieta. Ir ši istorija mums dar kartą parodo, kokia svarbi yra vanduo čia dykumoje. Mes esame Negevo dykumos viduryje ir galimybė pasiekti vandens šulinį buvo gyvybės ar mirties klausimas Abraomui, jo šeimai ir visiems jo gyvūnams. Todėl, kai buvo kasamas vandens šulinys, jis jau buvo kasamas būtent tokiu būdu. Pirmiausia, į pagrindinį šulinį buvo galima įmesti ąsotį ar kitą indą, kad žmonės galėtų pasisemti vandens. Tačiau gyvūnams jau buvo pastatyta ir speciali konstrukcija. Buvo galima pasisemti vandens ir iš karto jį supilti, o gyvūnai galėjo tiesiogiai ją gerti iš čia. Turime prisiminti, kad Abraomas buvo klajoklis, gyveno palapinėse ir turėjo daug gyvulių. Taigi, jis gyveno Beršeboje, bet tuo metu Beršeba dar nebuvo didelis įtvirtintas miestas. Viskas pasikeičia tik 10 amžiuje prieš Kristų. Kalbame apie laikotarpį prieš 3000 metų. Karaliaus Saliamono ir karaliaus Dovydo laikais, vieningos monarchijos laikotarpiu, Beršeba buvo įtvirtinta ir tapo dideliu miestu, kurį matome čia archeologiniuose kasinėjimuose. Tačiau, kai archeologai pradėjo čia kasinėti, jie rado kažką šokiruojančio. Kažką, kas yra taip detaliai aprašyta biblinėje istorijoje, kad tikrai visus paliko be žado. Tačiau tai vis dar yra gana mažai žinoma. Tačiau šiandien mes jums viską parodysime pirmieji. Ir ši istorija prasideda būtent čia, karalių laikų sienose.
Čia matome sieną ir noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į šią liniją. Tai yra restauracijos linija. Viskas, kas yra žemiau linijos, yra 100% originalu. Nuo linijos į viršų gali būti kažkiek restauruota arba netgi atstatyta. Tai reiškia, akmenys, kurie buvo nukreitę ir vėl sudėti į vietą, arba štai čia, kas iš tikrųjų yra atstatyta, taip pat kaip originalas, bet padaryta šiuolaikinių žmonių rankomis. Tačiau, kai archeologai čia dirbo, kasinėjo šią sieną ir už jos esantį sandėlį, jie aptiko keletą keistų akmenų, kurie skyrėsi nuo kitų. Visiškai lygus ir išskaptuoti akmenys. Ir kai kurie iš jų turėjo tai, kas atrodė kaip ragai. Ir archeologai supranta, kad šie akmenys iš pradžių nebuvo sienos dalis. Jie priklausė kitam statiniui, kuris dėl kažkokių priežasčių buvo išardytas, o akmenys panaudoti iš naujo. O ką nusprendžia daryti archeologai? Jie nusprendžia išimti šiuos skirtingus akmenis iš sienos ir pradeda dėlioti dėlionę. O tai, kas susidaro iš šios dėlionės, yra kažkas stebinančio ir aš noriu jums tai dabar parodyti. Pažiūrėkite, kaip nuostabu. Archeologams pavyko atkurti šį objektą ir jie suprato, kad tai buvo 4 ragų altorius. Taip, altorius yra 1,60 cm ilgio ir pločio, o jo viršuje būdavo atliekamos aukos. Taip pat labai įdomu, kad jis turi 4 ragus, nes Biblijoje ne kartą minimi altoriaus ragai. Jie taip pat simbolizavo Dievo jėgą, o taip pat turėjo ir praktinę paskirtį, nes kraujo apšlakstymo apeiga būdavo atliekama būtent ant ragų. Prisimename, kad kai Dievas davė nurodymus statyti padangtę, jis pasakė, kad altoriai turi turėti ragus visuose 4 kampuose. Tai galiojo tiek aukojimo altoriui, tiek smilkalų altoriui, o ragai buvo labai svarbi altoriaus dalis. Tai matome Kunigų knygoje 8 skyriuje 15 eilutėje. Mozė papjovė veršį, paėmė ofu ir pirštu patepė visus altoriaus ragus, kad jie apvalytų. Likusį kraują išliejo prie altoriaus pagrindo ir taip pašventino jį, kad būtų atlikta permaldavimo auka už jį. Taip pat prisilietimas prie altoriaus rago buvo būdas gauti prieglobstį. Kaip tai veikia? Žmogus, kuriam grėsė pavojus, bėgdavo prie altoriaus ir laikydavosi už šių ragų, kaip prašydamas apsaugos. Tai buvo tarsi pasakyti: nežudykite manęs dabar, noriu, kad mano byla būtų nagrinėjama Dievo akivaizdoje. Tačiau tai nereiškia, kad žmogus automatiškai buvo laisvas. Jei ji buvo nekalta arba jei bylą reikėjo įvertinti, galėjo būti parodytas gailestingumas. Tačiau jei žmogus tyčia padarė sunkų nusikaltimą, pavyzdžiui, nužudymą, jis galėjo būti paimtas net ir nuo altoriaus. Ir mes žinome, kad tokia praktika egzistavo, turime 2 aiškius pavyzdžius Biblijoje. Vienas iš jų, kai Adonijas laikėsi už altoriaus ragų, bijodamas karaliaus Saliamono ir tuo metu buvo pasigailėtas. Kitas pavyzdys, kai Joabas taip pat laikėsi už altoriaus ragų, bet jis buvo kaltas dėl nekalto kraujo praliejimo, todėl nebuvo pasigailėtas. Bet kodėl čia, Judoje, altorius buvo rastas išardytas? Ir dar daugiau, jo akmenys buvo perdirbti ir panaudoti sieloje? Kokia to prasmė? Atsakymas taip pat yra Biblijoje. Mes matome, kad Biblijoje yra nurodymas, jog Dievo garbinimas turėtų būti sutelktas Jeruzalėje. Ir daugybę kartų istorijos eigoje matome,
kaip Izraelio žmonės to nepaklūsta ir kartais netgi užsiema stabmeldystę kai kuriuose miestuose. Dėl to turime du didžiuosius karalius – karalių Ezekiją ir karalių Jošiją, kurie vykdo religinės reformas, kad laikytųsi Dievo valios. Ir dalis šios reformos buvo stabmeldiškų aukurų nugriovimas. Todėl dauguma specialistų sutinka, kad šio aukuro nugriovimas yra dalis vienos iš šių dviejų religinių reformų, kurios yra išsamiai aprašytos Biblijoje. Arba Ezekijo, arba Jošijo. Berševoje rastas altorius yra toks svarbus, kad jis buvo perkeltas į Izraelio muziejų, kad būtų apsaugotas. O tai, kas dabar yra čia šalia mūsų, yra kopija. Vien tai, kad šis stabmeldiškas altorius buvo rastas, jau yra neįtikėtina. O dabar pradėsime nuo šokiruojančios mūsų istorijos dalies. Šiandien noriu Jums perteikti archeologo Jigelio Jedino, vieno garsiausių Izraelio archeologų įžvalgas, kuris iš tiesų pakeitė mūsų žinias. O Jigelio Jedino atlikti tyrimai su šiuo altoriumi ir šiame mieste rodo, kad tai yra Jozijo religinė reforma. Pažiūrėkime, kaip net mažiausios Biblijos detalės išsipildo čia. Todėl dabar kartu perskaitysime visas šias ištraukas ir pamatysime savo akimis. Jošijas buvo 8 metų, kai pradėjo valdyti ir valdė 31 metus Jeruzalėje. Jis darė tai, kas patinka viešpačiui ir ėjo Dovydo savo pirmtako keliais, nenukrypdamas nei į dešinę, nei į kairę. Ir pati Biblija sako, kad Jošijas pranoko tuos, kurie buvo prieš jį, kaip ir Ezekijas buvo prieš jį. Ir taip pat sakoma, kad jis pranoko ir tuos, kurie buvo po jo. Nei prieš Jošiją, nei po jo nebuvo tokio karaliaus taip jis, kuris visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis atsigręžtų į viešpatį. Pagal visą Mozės įstatymą. Jošijo valdymą žymėjo teritorinė plėtindra ir dvasinis atgimimas, pavyzdžiui, šventykloje. O dabar turime labai atidžiai perskaityti 2 Karalių knygą, 23 skyrių, 8 eilutę. Jošijas atvedė visus kunigus iš Judo miestų, nuo Gebos iki Beršebos. Jis išniekino altorius, ant kurių kunigai buvo deginę smilkalus. Jis nugriovė stabmeldiškus altorius prie vartų, įskaitant ir Jozuės vartų altorių. Miesto valdytojo, kuris stovėjo kairėje įeinančiojo pusėje. Girdėjome, kaip ši religinė apsivalymo banga pasiekė ir čia, iki Berševos. Ir kad buvo sunaikinti stabmeldiški aukurai. Originale parašyta Bama ir būtent tai čia nėra bet koks aukuras, tai yra Bama tipo aukuras. Ir tekstas netgi tiksliai nurodo, kur mieste jis buvo. Tačiau yra problema. Kadangi šis aukuras buvo išardytas, mes tiksliai nežinome, iš kur jis buvo paimtas. O galbūt žinome. Būtent Jigelio Jedino tyrimai bando parodyti mums, kur mieste buvo šis aukuras. Mes galime tai pamatyti, pasitelkę archeologiją. Ir būtent tai aš noriu padaryti kartu su jumis dabar. Girdėjome, kad tarp daugelio aukurų, kuriuos nugriovė Jošijas, yra vienas svarbus, kuris yra aiškiai paminėtas. Ši eilutė sako, kad jis buvo šalia Jozuės vartų, tačiau turime atkreipti dėmesį, kad Jeruzalėje niekada nebuvo vartų tokiu pavadinimu. Ir archeologas Jigelis Jedinas pasiūlė, kad tikėtinesnis šios eilutės skaitimas yra tas,
jog vartai nurodo į Beršebą, miestą, kuris ką tik buvo paminėtas toje pačioje eilutėje. Dabar mes naudosime Bibliją kaip aprašomąjį žemėlapį. Taigi pažiūrėkime, kur mes esame. Štai čia už mūsų yra sienos, kurias matėme pradžioje. Tačiau vos tik įėjus, ši vieta nelaikoma vartais. Tai buvo atvira erdvė, tarsi aikštė. Vartai iš tikrųjų yra čia. Tai yra originalūs vartai iš karalių laikų. Tais laikais vartai turėjo keletą šoninių kambarių. Tuose kambariuose galėjo būti kareivių, taip pat buvo renkami mokesčiai. Tai reiškia be jokios abejonės, tai yra vartai. Ir pažiūrėkite iš oro nuotraukos, tai matyti daug aiškiau. Vartai turi 4 šoninius kambarius, po 2 kiekvienoje pusėje. O geležies amžiuje Berševoje buvo tik vieni vartai. Ar tai yra Jozujės vartai minimi Biblijoje? Ir tekstas mums sako, kad kairėje vartų pusėje buvo valdytojo namas. Žiūrint iš įeinančiojo pusės, tad įeikime ir pasukime į kairę. Atkreipkite dėmesį į viską, net į mažiausias detalės. Tai yra kambariai, apie kuriuos kalbėjau, kareivių kambariai. Taigi čia yra kairioji vartų pusė. Ir būtent čia pirmasis pastatas kairėje nuo vartų yra tas, į kurį mes eisime. Pasak archeologo Džigelio Džedino, čia buvo valdytojo namas. Archeologija mums neabejotinai įrodo, kad čia buvo didelis pastatas, dideli namai. Beje, ji tęsėsi gerokai toliau į šią pusę, tačiau visa ši teritorija čia sugriuvo. Dabar parodysiu jums ekrane scheminį vaizdą, kaip tie namai atrodė anksčiau. Mes negalime žinoti žmogaus, kuris čia gyveno, vardo. Ar jis tikrai vadinosi Jozuje. Bet jei tai yra namas minimas Biblijoje, kur galėtų būti šis didelis altorius. Kaip žinome, altorius buvo pašalintas, bet galbūt liko kokių nors užuominų. Ir atkreipkite dėmesį į vieną labai keistą dalyką šiuose namuose. Čia atrodo tiesiog vidury niekur yra laiptai. Jūs galite matyti, kad tai akivaizdžiai nebuvo laiptai, vedantys į antrą aukštą. Galime pamatyti senas nuotraukas, kuriuose matyti, kaip jos tiksliai atrodė kasinėjimų metu. Taigi, pirmas dalykas, kuris atrodo keistas, yra būtent šie laiptai, esantys ne vietoje arba atrodantys taip, lyg jie niekur nevestų. O antra užuomina yra po mano kojomis. Pažiūrėkite, aiškiai matyti, kad čia ant žemės pažymėtas kanalas. Bet jei tai buvo žmogaus namai, kam reikėjo tokio kanalo? Tuo metu namuose nebuvo kanalizacijos vamzdynų kiekvienuose namuose. Ir ne vienose kituose namuose Beršeboje nebuvo rasta tokio kanalo ar net panašaus. Kaip tai paaiškinti? Tai todėl, kad kunigai čia atlikdavo aukojimus, kraujo aukas. Ir tą didelį kiekį kraujo reikėjo nuplauti. Ir todėl, kad nuplautų kraują iš miesto, jiems reikėjo vandens kanalo. Ir dėl viso to viskas rodo, kad būtent ten, kur aš stoviu, buvo šis altorius. Ir pažiūrėkite, šis atradimas buvo padarytas naudojant Bibliją, surenkant gabalėlį po gabalėlio iš Biblijos. Ir iš tiesų viskas čia yra taip, kaip paprašyta Biblijoje. Ir nieko panašaus į tai nebuvo rasta jokioje kitoje Berševos vietoje. O dabar, jei sujungiame tai, kas buvo rasta čia archeologinių kasinėjimų metu, su mūsų Biblijos žiniomis, istorija puikiai susidėlioja. Nes mes žinome, kad per Jozijo religinę reformą jie paprastai nesudaužydavo aukurų kūjais.
O tai, ką jie paprastai darydavo, buvo išardyti aukurus ir juos užkasti. Ir visiškai logiška, kad darbininkai pasirinko paprasčiausią kelią. Turiu omenyje išardyti aukurą, bet nebuvo reikalo ardyti laiptų. Svarbiausia buvo altorius ir jo ragai. Todėl laiptai išliko iki šių dienų, o altorius buvo rastas netoliese, bet užkastas. Iš tiesų, būti šioje vietoje ir žinoti, kas čia vyko prieš daugiau nei 2000 metų, sukelia visiškai kitokį jausmą. Berševa yra jaudinanti vieta, kurioje galime užmegzti ryšį su Biblijos istorijomis, pastatais ir daiktais, kuriuos naudojo mūsų patriarchai ir mūsų karaliai. Iš tiesų tai nepakartojamas jausmas, o dabar noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar tikite, kad šioje vietoje, kurią ką tik matėme, iš tikrųjų buvo altorius minimas Biblijoje? Ir kad jis buvo sunaikintas ir išardytas Jošijo? Ar tikrai Džigalis Jadinas atskleidė daugiau nei 2000 metų paslaptį? Palikite savo nuomonę komentaruose. Tikiuosi, kad jums patiko šiandienos vaizdo įrašas ir pasimatysime kitą savaitę.